Turėjau tokią situaciją bendruomenėje tikinčiųjų, kuomet aš pasakiau, kad reikia eiti į bažnyčią kiekvieną sekmadienį ir atnaujinti savo įžadus prie altoriaus, Jėzus Kristaus altoriaus. Ir buvo tokia moteris, kurie prieštaravo man, kad aš sako, aš nereikia, man nenoriu. Ir sakau, tai tu esi netikinti. Ir sako, ne, aš esu tikinti. Ir kur šioje vietoje yra konfliktas? Konfliktas yra tame, kad dėl ko aš sakau, kad ji yra netikinti. Nors jinai galvoja, kad jinai yra tikinti. Dėl to, kad tu nežinai, dėl ko tu tiki. Aš žinau, dėl ko aš tikiu. Aš žinau, iš kur tai atsiranda. O tai atsiranda dėl to, kad kai Ieva ir Adomas nusidėjo, jie nusidėjo dėl to, kad jie patikėjo šėtono žodžiais. Šėtonas juos testavo. Ar tikrai Dievas taip sakė? Nes Dievas sakė, nevalgyk nuo to medžio. Ir šėtonas sakė, ar tikrai taip sakė? Ir tada tu pradedi galvoti, ar tikrai taip sakė Dievas? Tu paimi Bibliją ir galvoji, ar tikrai sakė Dievas? Prieš ką nors darydamas savo gyvenime, tu turi atsiversti Bibliją ir pažiūrėti, ką Dievas sako apie šitą situaciją. Žinai? Arba tu turi nueiti pas tikrai išmintingą žmogų, kaip dvasininką, kuris tau patartų, ką Dievas sako šioje situacijoje. Ir tai tu rodai savo veiksmais, kad tu tiki Dievo žodžius. Dieve, aš tavim pasitikiu. Dėl to yra malda, kiekvieną dieną sakoma, tikiu į Dievą Tėvą, visą gali dangaus ir žemės sutvėrėja. Dieve, aš tavim pasitikiu. Tikiu į tave, į tavo žodžius, ką tu sakai, o ne tą, ką man sako šėtonas, ne tą, ką man sako pasaulis.